Narsus siuvėjas. Vieną vasaros rytą prie stalo palangėj sėdėjo siuvėjas. Jis buvo jaunas, smagus ir smarkiai dirbo. Tuo laiku pro šalį ėjo gatve moteriškė ir šaukė: kriaušių košė, kriaušių košė. Tie žodžiai siuvėjo ausiai pasirodė labai malonūs ir jis iškišęs galvą suriko: užeik čia, tetule, rasi puikią savo prekėm vietą. Moteriškė įsigrozdojo į kambarį su savo sunkiomis kraitėmis ir sustatė prieš jį visus puodus. Jis išžiūrėjo visus, išuostė kiekvieną ir sako: košė gera, atverk 4 lotus, o kai nori, tai drožk į visą 4 svaro. Moteriškė, kuri tikėjosi čia rasianti gerą pirkėją, atsivėrė kiek jis prašė, bet išėjo pikta ir bambėdama: dabar su Dievo padėjimu tai jau galėsiu pasistiprinti, tarė siuvėjas, išėmė iš indaujos duoną, atsivanojo riekę per visą kepalą ir aptepė kriaušių košę. Tai bus gardumėlio, atsakė jis sau, bet pirma baigsiu siūti liemenę, tada imsiu ragauti. Pasidėjo jis duoną šalia savęs, ėmė vėl dirbti, bet iš džiaugsmo vis retesniais dygsniais siuvo. Tuo tarpu kriaušių kvapas pasiekė sienas, kur gulėjo gausybė musių, ir jos pajutusios saldų daiktą ėmė ten spiestis. O jūs kas kvietė, tarė siuvėjas ir nuvijo neprašytas viešnias, bet musės, nesuprasdamos jo kalbos, nelabai išsigando ir ėmė dar pikčiau pulti gardėsius. Tada siuvėjas paėmė skudurą ir tarė: palaukit, aš jus pamokysiu. Smagiai sušėrė per muses, pakėlė skudurą ir suskaitęs rado jų lygiai 7. Jos visos gulėjo ištiesusios kojas. Tai bent narsuolis, tarė jis, gėrėdamasi savo smarkumu. Tegu apie tai išgirsta visas miestas. Beregint sukirpęs pasiuvo diržą ir didelėmis raidėmis išsiuvo parašą: 7 vienu kirčiu. Ką miestas, sušuko jis po valandėlės, visas pasaulis apie tai sužinos. Ir iš džiaugsmo jo širdis net suvirpėjo. Siuvėjas susijuosi su tuo diržu ir nusprendė keliauti į platųjį pasaulį. Dirbtuvė pasirodė jam per maža jo narsumui. Prieš kelionę jis gerai apieškojo visus namus, norėdamas ką nors pasiimti su savim, bet nieko daugiau nerado, tik seną sūrį, ir tą tuojau įsidėjo į kišenę. Išėjęs pro vartus pamatė įkliuvusį krūmio paukštį. Jis jį irgi įkišo į kišenę, kur gulėjo sūris, paskui ėmė toliau eiti. Jis turėjo greitas ir lengvas kojas, keliauti jam buvo nesunku. Netrukus priėjo kalną ir įlipęs į viršūnę, pamatė ten sėdint ir į visas puses dairantis milžiną. Siuvėjas drąsiai pasiartino prie jo ir tarė: sveikas gyvas, bičiuli, ko tu čia taip sėdi ir žiopsai? Aš keliauju žmonių pamatyti ir savęs parodyti, gal nori ir tu drauge eit su manim? Milžinas pažvelgė iš aukšto į siuvėją ir tarė: o tu varvanosi, pyragų tu maiše. Prašom per daug nesipūsti, atsakė siuvėjas. Atsisegė apsiaustą ir parodė didžiulį diržą. Čia gali paskaityti, koks esu vyras. Milžinas perskaitė 7 vienu kirčiu. Pamanė, kad čia buvę žmonės, kuriuos siuvėjas nukovęs, ir labiau ėmė jį gerbti. Tačiau norėdamas išbandyti, jis paėmė akmenį ir taip suspaudė, net vanduo ištryško. Jei gali, tai tu tai padaryk, tarė milžinas. Daugiau nieko, atsakė siuvėjas. Tai man tik juokas. Ištraukė iš kišenės sūrį, suspaudė ir ėmė skystimas iš jo sunktis. Žiūrėk, čia puikesnis dalykas, pridėjo jis. Milžinas nieko negalėjo pasakyti ir nenorėjo tikėti, kad jis būtų toks stiprus.
Jis vėl paėmė akmenį ir taip aukštai išmetė, jog visą minutę nebuvo matyti. Padaryk tu, nykštukai, taip, kad esi toks gudrus, tarė jis. Moki mėtyti, atsakė siuvėjas, bet tavo akmuo vis dėlto nukrito žemėn, o kad aš išmesiu, tai jis niekados nebegrįš. Jis ištraukė iš kišenės paukštį ir paleido iš rankų. Apsidžiaugęs paukštelis iškilo ir nuskrido tolyn. O ką, bičiulė, paklausė siuvėjas, patiko mano metimas? Tiesa, gali gerai išmesti, atsakė milžinas, bet pažiūrėsim, ar tu gali sunkų daiktą panešti. Jis privedė siuvėją prie nukirsto drūto ąžuolo ir tarė, jei tu esi stiprus, tai padėk man tą medį iš miško išnešti. Mielai, atsakė mažylis, tik tu užsidėk ant pečių liemenį, o aš imsiu nešti šakas. Juose juk yra visas sunkumas. Milžinas užsidėjo liemenį ant pečių, o siuvėjas atsisėdo ant vienos šakos ir kaip milžinas negalėjo atsigręžti, tai gavo vilkti visą ąžuolą vienas ir dar siuvėją priedo. Siuvėjas tupėdamas ant šakos ir norėdamas parodyti, kad medžio nešimas jam yra menkniekis, dėjosi labai linksmas ir visą laiką dainavo dainelę. Išjojo 3 siuvėjai pro vartus. Milžinas gerokai pavilkęs ąžuolą sustojo ir sako, klausyk, aš jau pavargau, nebegaliu toliau nešti. Siuvėjas tuojau nušoko nuo šakos, pagriebė medį su abiem rankom, lyg būtų įnešęs ir tarė milžiną, tu toks didelis ir negali tokio medžio panešti. Toliau jie keliavo abudu. Einant pro vyšnę, milžinas pagriebė jos viršūnę, kur augo puikiausios uogos, palenkė žemyn, davė paimti siuvėjui ir liepė jam valgyti. Bet tas buvo per silpnas ir kai milžinas paleido, vyšnė atsitiesė ir išmetė į orą siuvėją. Kai jis vėl sveikas nušoko žemėn, milžinas tarė, kas čia yra, tau nėra sveikatos tokiai rykštelei išlaikyti. Sveikatos ganėtų, atsakė siuvėjas. Išlaikyti vyšnelę tam, kad vienu kirčiu nukovė 7, tai yra tuščias daiktas, o aš šokau per medį, dėl to, kad apačioj į jį šovė medžiotojas. Šok ir tu, jei gali. Milžinas pamėgino, bet sukliuvo tarp šakų ir negalėjo peršokti. Ir čia siuvėjas paėmė viršų. Milžinas tarė, kad esi toks narsus, tai iki mūsų griovą ir pernakvok pas mus. Siuvėjas sutiko ir nuėjo kartu. Atėjęs į tą griovą, jis pamatė sėdint prie ugnies kitus milžinus, laikant juos kiekvieną po keptą avį. Ir ją valgant, siuvėjas apsidairė ir pagalvojo, čia kur kas plačiau kaip mano dirbtuvė. Milžinas parodė jam lovą, liepė gulti ir miegoti. Lova siuvėjai buvo per didelė, jis neilgai išsigulė į ją, bet įsirangė į jos vieną kertę. Apie vidurnaktį milžinas, manydamas siuvėją kietai miegant, pakilo, paėmė didelę geležinę lazdą ir vienu sykiu perkirto lovą perpus. Dabar bus galą gavęs tas žiovas, tarė milžinas ir vėl atsigulė. O siuvėjas įlindęs lovos kertėj išliko sveikas ir gyvas. Anksti rytą milžinai išėjo į mišką ir siuvėja visai užmiršo, o tas išlindęs iš lovos drąsiai eina į juos. Milžinai išsigando, kad jis neišmuštų jų visų ir išsilakstė į visas puses. Siuvėjas vėl ėmė eiti savo nosies tiesumu. Ilgai jis ėjo, kol priėjo karaliaus rūmus. Buvo labai nuvargęs, įėjo į kiemą, atsigulė žolėje. Jam gulint prisirinko žmonių, ėmė iš visų pusių jį žiūrinėti ir perskaitė ant diržo parašą 7 vienu kirčiu. Sakė ji, kogi čia nori tas narsuolis taikos metu. Matyti jis labai galingas. Jie nuėjo ir pranešė apie tai karaliui, sakydami, kad karo laiku toks vyras labai praverstų, kad nereikėtų jo paleisti.
Patarimas karaliui patiko ir jis nusiuntė pas siuvėją vieną rūmų žmogų. Tas turėjo palaukti, ligi siuvėjas pabundant ir samdyti jį stoti į karaliaus kariuomenę. Pasiuntinys nuėjo pas siuvėją, palaukė, kol tas išsitįsojęs atmerkė akis ir pasakė karaliaus norą. Tikrai sakant, aš tik to čia ir atėjau, atsakė siuvėjas, gerai, tinku tarnauti karaliui. Jį priėmė su didele garbe ir davė gyventi atskirus namus. Bet karo žmonės nesidžiaugė siuvėju ir norėjo, kad jis toliausia nuo jų būtų. Bus prastai kalbėjosi jie tarp savęs. Jei mes kartais su juo susibursim, kai ims mušti, tai nuo kiekvieno kirčio vis neteksim 7. Kas prieš jį išsilaikys? Jie nuėjo visi pas karalių ir prašė paleisti iš tarnybos. Mes negalim, sakė jie, gyventi su žmogum, kuris vienu kirčiu 7 padeda. Karalius nuliūdo, kad dėl vieno turi nustoti visų savo ištikimų tarnų ir labai gailėjosi pasisamdęs tokį narsuolį. Tačiau jis nedrįso siuvėjo atleisti, bijodamas, kad tas nenugalėtų jo su visa tauta ir neatsisėstų į sostą. Ilgai karalius laužė galvą, pagaliau sugalvojo, kaip nuo jo atsikratyti. Jis nusiuntė pas siuvėją vieną valdininką ir liepė jam pasakyti, kad jis, būdamas toks narsus, turėtų atlikti vieną darbą. Viename jo žemės miške gyvenantys 2 milžinai, kurie plėšimais, žudymais ir deginimais darantys žmonėms daug pikto, ir niekas nedrįstantis prie jų prisiartinti iš baimės, kad nepalydėtų savo galvos. Jei jis tuos abudu milžinus nugalėtų ir užmuštų, tai karalius atiduotų jam vienintelę savo dukterį ir kraičio pusę karalystės. Jam padėti tinkantis dar leisti 100 raitelių. Tai per prastas daiktas, pagalvojo siuvėjas. Graži karaliaus duktė ir pusė karalystės ne kiekvieną dieną tau pasitaikys gauti. Gerai, atsakė jis, milžinų sudorosiu. Man nereikia nei to 100 raitelių, kas vienu kirčiu padeda 7, tam nėr ko bijo 2. Siuvėjas išjojo, o 100 raitelių išsekė paskui jį. Prijojęs mišką, kur gyveno milžinai, jis tarė savo palydovams, jūs čia pabūkit, aš vienas pasieisiu su milžinais. Jis įlindo į mišką ir ėmė dairytis į dešinę ir į kairę. Netrukus pamatė abudu milžinus, jie miegojo po medžiu ir taip šnarpštė, net šakotės įslingavo. Siuvėjas jau sumetė, ką padaryti. Prisirinko pilnas kišenės akmenų ir įlipo į medį. Atsilinkęs lyg pusės, atsisėdo ant šakos, kaip tik ties miegančiais milžinais ir ėmė mėtyti akmenis, o viens po kito, vis taikydamas vienam milžinui į krūtinę. Milžinas ilgai nieko nejautė, bet galop atbudo, pastūmė savo draugą ir sako, ko tu mušiesi? Tu sapnuoji, atsakė kitas, aš tavęs visai nemušu. Jie vėl sugulė, o siuvėjas metė akmenį į antrą milžiną. O kas čia, sušuko tas? Tu meti į mane akmenį? Nieko aš į tave nemečiau, atsakė pirmasis ir nugniurzėjo. Jie truputį pasibaidė, bet buvo labai pavargę. Susitraukė ir vėl greit užmigo, bet siuvėjas nepaleido savo darbo. Išsirinko didžiausią akmenį ir sviedė pirmajam milžinui tiesiai į krūtinę. Tas jau per daug, sušuko jis, šoko lyg pasiutęs ir taip davė savo draugą į medį, net tas sudrebėjo. Antrasis nepasileido ir jie taip įniršo, jog ėmė rauti medžius, mušė vienas antrą ir to lėmėsi, kol abudu krito kartu žemėn negyvi. Dabar siuvėjas trikt iš medžio ir sako, laimė, kad jie neišrovė medžio, ant kurio aš tupėjau. Kitaip būčiau gavęs kaip voverė šokti nuo vieno į kitą, bet aš lengvas, turiu jų kojas. Tada jis išsitraukė kalaviją ir kirto kiekvienam kelis kartus per krūtinę, paskui sugrįžo pas raitelius ir sako,
Darbas padarytas, abu nugalėjau, bet nepigu buvo su jais kautis. Išrovė jie po medį ir smarkiai gynėsi, tik kaip jie išsiturės prieš mane, padedantį vienu kirčiu 7. Jie tavęs net nesužeidė, paklausė raitelį. Viskas laimingai pavyko, atsakė siuvėjas, nei vieno plauko jie nepalietė. Raiteliai nenorėjo tiesiog tikėti ir nuėjo į tą vietą, bet jie tenais tikrai rado 2 milžinus plaukant kraujuose, o šalia jų gulint išrautus medžius. Siuvėjas pareikalavo iš karaliaus žadėtojo atlyginimo, bet tas dabar gailėjosi pažadėjęs dukterį ir galvojo, kaip čia nuo to narsuolio atsikračius. Lygiai gausi mano dukterį ir pusę karalystės, tarė jis jam. Turi dar vieną darbą atlikti. Mano miške gyveno vienaragis. Tas mano daro daug eibių. Turi jį pagauti. Vieno vienaragio bijau mažiau kaip 2 milžinų. 7 vienu kirčiu. Štai mano darbas. Jis pasiėmęs virvę su kirviu ir nuėjo į mišką, o tarnams, kurie buvo siųsti kartu, liepė pabūti pakrašty. Jam nereikėjo ilgai ieškoti, netrukus pasirodė vienaragis, iššoko bėgti į siuvėją, norėdamas jį nudurti. Ne taip smarkiai, tarė drąsuolis, nesitraukdamas nuo vietos ir palaukęs, kol žvėris visai prisiartino. Greit pasislėpė už medžio, įsibėgėjęs vienaragis su visu smarkumu puolė į medį ir taip giliai įvarė savo ragą, jog nebegalėjo atgal ištraukti ir pakliuvo siuvėjui į rankas. Dabar aš turiu paukštelį, tarė siuvėjas. Išlindo iš už medžio, pirma užnėrė vienaragiui virvę ant kaklo, paskui iškirto jam ragą su kirviu ir medžio ir nuvedė pas karalių. Bet karalius vis dar nenorėjo duoti pažadėtos dovanos ir jam uždavė 3. darbą. Siuvėjas prieš vestuves turėjo dar pagauti šerną, dariusi miške daug eibių. Jam padėti karalius davė medžiotojų. Gerai, tarė siuvėjas, čia vaikų darbas. Medžiotojo jis paliko vėl pamiškiai, o tie nedžiaugėsi, nes šernas nekartą tiek jiems buvo padaręs baimės, jog dabar neturėjo visai noro jo gaudyti. Vos tik pametė siuvėją, šernas apsiputojęs ir čerškėdamas dantimis pasileido tiesiai bėgti, norėdamas jį sudraskyti. Bet drąsuolis dulkt į čia pat stovėjusi koplytėlę ir vienu šuoliu atgal pro langą laukan. Šernas įsivijo iš paskos, bet siuvėjas atbėgo greit aplink ir užtrenkė duris. Įniršęs žvėris buvo pagautas, nes dėl savo storumo negalėjo pro langą išlįsti. Siuvėjas pašaukė medžiotojus, kad jie pagautą žvėrį pamatytų savo akimis ir nuėjo pas karalių. Norom nenorėjom turėjo karalius išpildyti pasižadėjimą. Atidavė jam savo dukterį ir pusę karalystės, o jei jis būtų žinojęs, kad čia joks karžygys, tik paprastas siuvėjas, tai būtų dar labiau jam širdį skaudėję. Buvo pakeltos vestuvės, nors nelabai linksmos, bet puikios, ir siuvėjui tapo karalium. Po kiek laiko jaunoji karalienė girdi naktį savo vyrą per sapną kalbant. Klausyk, berniuk, pasiūk man liemenį ir sulopyk kelnes, kitaip tuoj gausi su uolečka per kaktą. Čia jis suprato, kokiu kilimu buvo jaunasis valdovas, ir rytą skųsdamas ėmė prašyti tėvo gelbėti ją nuo vyro, kuris buvo ne kas kitas kaip siuvėjas. Karalius paguodė ją ir tarė: kitą naktį savo miegamąjį kambarį palik atvirą, už durų stovės mano tarnai. Ir kai jis užmigs, jie sueis ir suriš ir nugabens į laivą, kuris jį išveš iš šitų kraštų. Duktė apsidžiaugė, bet karaliaus ginklanešys, kuris viską girdėjo, buvo atsidavęs jaunajam valdovui ir jam apie tai pranešė. Tam reiks padaryti galą, tarė siuvėjas. Vakare paprastu laiku jis nuėjo gulti su pačia, manydama, kad jis jau užmigęs, ji atsikėlė, atidarė duris ir vėl atsigulė, o siuvėjas įdėjosi miegantis ir vėl ėmė balsu kalbėti.
klausyk, berniuk, pasiūk man liemenę ir sulop į kelnes, kitaip tuoj gausi su uolečka per kaktą. Aš 7 vienu kirčiu padėjau, 2 milžinus nukoviau, išvedžiau iš miško vienaragį, pagavau šerną ir dabar turėčiau išsigąsti tų, kurie stovi už durų. Išgirdę tokią siuvėjo kalbą, tarnai baisiai išsigando ir taip ėmė lėkti, lyg juos būtų vijusi visa kariuomenė, ir niekas daugiau nuo to laiko nebedrįso pakelti prieš jį rankos. Tokiu būdu siuvėjas liko karalium per visą savo gyvenimą.